Du žmonės, ta pati 200 eurų įmoka kas mėnesį, ta pati 10% metinė grąža, bet vienas sulaukia 65 eurų, turi 697 501 eurą, o kitas tik 412 569 eurus. Ir keisčiausia, tas, kuris finišuoja su daugiau, įnešė 48 000 eurų mažiau. Per artimiausias minutės pamatysite, kuo skiriasi šie du keliai, kodėl vienas vienintelis sprendimas sukuria daugiau nei 284 000 skirtumą investuojant ir kuriuo iš šių dviejų žmonių tipų galite pasirinkti ir būti jūs. Pradėkime nuo to, kas juos sieja, nes tai svarbiausia. Įsivaizduokite du 25 metų buvusius bendramokslus, pavadinkime juos Ana ir Benu. Vienodas atlyginimas, vienodos išlaidos, vienodas noras kažkada nebepriklausyti nuo darbo grafiko. Abu pasirenka tą pačią 200 eurų įmoką per mėnesį ir tą pačią vidutinę 10% grąžą generuojantį instrumentą. Skiriasi tik vienas dalykas, kada jie pradeda investuoti. Tai detalė, kurią lengva nuvertinti, bet būtent jį vėliau viską apverks aukštyn kojom. Nes investuojant svarbiausias dėmuo dažnai yra ne suma, o tiesiog laikas, kurį pinigai praleidžia rinkoje. Ana pradeda iškart būdama 25. 10 metų kiekvieną mėnesį, nesvarbu ar lyja, ar sninga, ar švenčia gimtadienį, jinai investuoja po 200 eurų, pavyzdžiui, plačiai diversifikuotą pasaulinį akcijų indeksinį fondą ir tie 200 eurų tai mažiau nei daugelis išleidžia kavai ir maistui namus. Jinai nelaukia, kol uždirbs daugiau ar kol ateis geras momentas pradėti investuoti, tiesiog pradeda su tuo, ką turi. Iki 35 metų jinai jau yra įnešus 24 000 eurų savo pinigų, o sąskaitoje jau 39 973 eurai. Ir tada nutinka tai, ko beveik niekas nedrįsta padaryti, jinai sustoja ir nebeinvestuoja. Ne vieno naujo euro nebeskiria akcijų rinkai. Štai čia prasideda įdomiausia dalis. Anos pinigai lieka ramus 30 metų. Jinai nieko nebeprideda ir svarbiausia, nieko neišima. Tie 39 973 eurai patys pavirsta 64 377 eurais, paskui 103 679 eurais, vėliau peršoka 250 000 ribą, o sulaukus 65 eurų sąskaitoje sustingsta 697 501 euras. Tai ir yra ramiausias būdas užsidirbti, kai jūsų indėlis jau padarytas, o darbą perima jau investuoti pinigai. Jie dirbo visą laiką, kol Ana augino vaikus, keitė darbus ir gyveno savo gyvenimą. Pažvelkime į visą jos kelią vienu žvilgsniu. Pirmus 10 metų lėtas, beveik nuobodus kilimas. Toks nuobodus, kad būtent šiame etape dauguma ir pasiduoda, nepamatę reikšmingai greitų rezultatų. O paskui kreivė staiga pakrypsta į viršų, lyg lėktuvas kylantis nuo tako. Įdomu tai, kad pati ryškiausia augimo dalis ateina paskutiniais metais, tada, kai daugelis jau seniai būtų viską metę, nesulaukę reikšmingų pokyčių per vienus metus. Tai ne magija ir ne loterija, tai sudėtinės palūkanas, apie kurias tiksliai pakalbėsime po minutės. Dabar Benas, jisai irgi nori investuoti, bet 25 turi svarbesnių reikalų, nuoma, kelionės, naujas telefonas kas 2 metus ir panašiai. Investavimą jisai atideda iki geresnių laikų ir pradeda tik tai 35 ir skirtingai nei Ana investuoja labai sąžiningai po 200 eurų kas mėnesį visus 30 metų iki pačiai 65. Iš viso jisai investuoja 72 000 eurų, tai 3 kartus daugiau negu Ana. Problema tik viena, jisai prarado 10 brangiausių metų. Pažiūrėkime, kiek realių pinigų iš savo kišenės įdėjo kiekvienas. Ana 24 000, Benas 72 000. Tai pati svarbiausia šios istorijos vieta, todėl įsidėmėkite šiuos du skaičius – 24 000 ir 72 000. Sveikas protas sako, kas daugiau įnešė, tas turėtų ir daugiau atsimti. Taip veikia taupyklė, bet akcijų rinka netaupyklė ir sveiko proto logikos ji neklauso. Benas sulaukė 65 su 412 569 eurais. Tai daug ir tai puikus rezultatas, bet Ana tuo metu turi 697 501 eurą. Skirtumas tarp jų 284 932 eurai ir jisai nesusiformuoja paskutinę dieną. Jisai tyliai didėja kiekvienais metais ir kuo toliau, tuo plačiau prasiveria tos
plačios skirtumų žirklės. Kodėl taip nutinka? Atsakymas – bene svarbiausias dalykas, kurį apskritai galite išgirsti apie pinigus, tai sudėtinės palūkanos. Paprastai tariant, grąža pradeda uždirbti savo pačios grąžą. Įsivaizduokite sniego gniūžtę, riedėdama nuo kalno, iš pradžių jinai vos juda, bet kuo toliau tuo greičiau auga, nes prie jos limpa vis storesnis sluoksnis. 1000 eurų prie 10% per metus tampa 1100 eurų. Kitais metais tie 10% skaičiuojami jau ne nuo 1000 eurų, o nuo 1100 eurų ir taip toliau. Įsidėmėkite vieną skaičių, nes jisai viską paaiškina. Iš ANO 697 501 euro, net 96,6% yra ne jos įneštos lėšos, o augimas. Jos pačios pinigai tame kalne tik mažytė kibirkštis apačioje. Tai reiškia, kad didžiausią darbą atliko ne jos drausmė, o tiesiog praėję metai. Yra labai paprastas būdas tai pajausti pačiam. 72 taisyklė. Padalinkite 72 iš metinės grąžos ir gausite, per kiek metų pinigai padvigubėja. Prie 10% tai maždaug 7 metai. Reiškia 10 000 po 7 metų tampa 20 000, dar po 7 metų 40 000, paskui 80 ir čia nepridedant papildomų pinigų, o tiesiog palaukus. Pažiūrėkite, kaip tie padvigubėjimai atrodo laiko juostoje. 1, 2, 4, 8, 16, 32 kartai. Pirmas padvigubėjimas atrodo kuklus ir net galimai kažką nuviliantis, bet 5 jau pakeičia visą gyvenimą. Visa gudrybė ištverti pirmuosius lėčiausius padvigubėjimus, nes būtent jie atveria kelią didesniems. Grįžkime prie Anos ir išskaidykime jos pinigus į 2 dalis. 24 000 tai viskas, ką jinai pati investavo. 673,5 tūkstančio tai augimas, kurio jinai nepalėtė. 3,4% prieš 96,6%. Pagalvokite, už kiekvieną įdėtą eurą jį atgavo beveik 30. O dabar tas pats Benui. Jo 412,5 tūkstančių sudaro 72 000 investuotų pinigų ir 340 569 eurai augimo. Augimas vis tiek didžiulis, 82,5%, bet atkreipkite dėmesį. Ana įnešusi 3 kartus mažiau, augimo gavo 2 daugiau. 3 kartus mažiau įnešta, 2 daugiau paaugta. Ir visa paslaptis yra tik tame, kad jos pinigai turėjo 10 metų ilgesnį startą, ankstesnį startą. Tikriausiai dabar galvojate gerai, bet ar tie 10% apskritai realūs? Pažiūrėkime į istoriją, o ne į pažadus. Pasaulio ir JAF akcijų rinkos ilguoju laikotarpiu vidutiniškai auga apie 10% per metus. Per pastaruosius 30 metų nuo 96 iki 2025 S&P 500 vidutinė metinė grąža buvo 10,4%, skaičiuojant nuo 1928 apie 10,2%, o nuo 57 apie 10,3%. Tai nereiškia, kad kiekvienais metais gausite lygiai 10%. Vienais metais rinka kris, kitais šoks 2. Tai normali ir į ateitį negarantuota grąža, bet kaip skaičiavimo prielaida ji yra tvirta. Pažiūrėkime, ką tai reiškia praktiškai. 1000 eurų prieš 30 metų įdėti į pasaulio akcijų indeksą sekantį fondą šiandien būtų virtę maždaug 19 000. Tik vienas svarbus įspėjimas, tas vidurkis nėra kaip ramaus ežero paviršius. Tik 6 iš 91 metų reali grąža apskritai buvo arti vidurkio 10%, visi kiti metai buvo arba daug geresni, arba gerokai prastesni. Būtent gebėjimas nieko nedaryti per kritimus dažnai atskiria sėkmingą investuotoją nuo nesėkmingo investuotojo. O dabar pats praktiškiausias klausimas, ką realiai pirkti. Atsakymas paprastesnis nei atrodo. Mažų mokesčių indeksinis fondas ETF. Pirkdami tokį fondą jūs vienu mygtuku paspaudimu tampate 100 ar net 1000 pasaulio įmonių bendraturčių, nuo technologijų gigantų iki kasdienių prekių gamintojų. Paimkime 2 demonstracinius pavyzdžius vien tam, kad pamatytumėte skirtumą, tai nėra rekomendacija. Abu seka tą patį MSCI World indeksą ir abu yra kaupiantis fondai. Pirmas iShares Co MSCI World kainuoja apie 120 eurų už vienetą, antras SPDR MSCI World apie 51 eurą už vienetą. Pamoka tokia, tą patį turinį dažnai galima gauti ir mažesnių vienetų, mažesnės vieneto kainos pavidalu. Taip. Bet vieneto kaina net nesvarbiausias. Svarbiausias dalykas, į ką žiūrėti, yra metinis mokestis. Pirmasis fondas ima 0,2% per metus, antrasis 0,12%. Skirtumas atrodo juokingai mažas, bet per 30 metų investuojant po 200 eurų jisai viršta maždaug 7400 eurų. Tiek kainuoja vos 0,1%. O dabar palyginkite tai
su brangiu aktyviai valdomų fondų įmančiu 1,5% per metus. Per tuos pačius 30 metų toks mokestis nugraužtų apie 110 tūkstančių, beveik ketvirtadalį viso jūsų rezultato. Mokesčiai investuojant veikia kaip nematoma skylė kibire. Kuo jinai didesnė, tuo daugiau išteka, kol jūs to net nepastebite. Štai kodėl vienas paprasčiausių triukų investuojant yra žiūrėti į mokestį taip pat atidžiai, kaip žiūrite į kainą prekės etiketę. Gali dar ir tai būti, kad pagalvojate, kad visa tai jums per sudėtinga. Iš tikrųjų, visą Anos kelią galima sutalpinti į 4 žingsnius, kuriuos padarysite maždaug per 10 minučių. Tai atsidarote investicinę sąskaitą, nustatote automatinį 200 eurų pavedimą kiekvieną mėnesį, pasirenkate vieną pigų indeksinį fondą ir paskui pats sunkiausias žingsnis - nieko nedarote ir netikrinate sąskaitos kas savaitę. Sąmoningas nieko nedarimas čia yra ne tinginystė, o strategija. Kuo rečiau liečiate sąskaitą, tuo mažiau klaidų padarote. Beje, jeigu Ana nebūtų sustojusi, o investuotų po 200 eurų visus 40 metų iki 65, jo sąskaitoje būtų gerokai virš milijono. Bet visa šio video esmė kaip tik kita, kad net sustojus po 10 metų rezultatas vis tiek lieka įspūdingas. Pradžios momentas svarbesnis už trukmę. Klausimas, ar reikia daug pinigų, kad pradėtumėt? Atsakymas ne. Anos atvejus rodo, kad užtenka 200 eurų per mėnesį ir ankstyvo starto, net jeigu paskui visiškai sustojate. Daug svarbiau pradėti su maža suma šiandien, nei laukti tobulos dienos su didelė suma rytoj. Ir štai kur slypi skaudžiausia tiesa. Dauguma europiečių šiuo kelio net nepradeda. Vidutiniškai ES namų ūkiai apie trečdalį savo finansinio turto laiko grynaisiais ir banko indėliuose, kur pinigai beveik neauga. Pagal Europos komisijos vertinimą, jei tie pinigai keliautų į investicijas, kalba eitų apie iki 8 trilijonų eurų. Dabar smalsumo dėliai pažiūrėkime, kaip yra pasiskirstęs vidutinio europiečio turtas. Tai akcijos ir fondai 36,6%, grynieji ir indėliai 30,6%, draudimas ir pensijos 26,9%. Beveik trečdalis tiesiog miega indėliuose, kol galėtų dirbti. Bet kiekvieni atidėti metai turi savo konkrečią kainą. Jeigu investuojate po 200 eurų iki 65, pradėję 25, sukaupėte apie 1 110 000, pradėję 30, 679 000, 35, 412 000, o 45 metų pradėjus vos 143 652 eurus. Kuo vėliau startuojate, tuo tačiau žemyn krenta visa jūsų galima ateitis. Ta pati galima pamatyti lentelėje su tiksliais skaičiais ir neštomis sumomis. Atkreipkite dėmesį į vieną eilutę. Pradėjęs 35 žmogus įneša beveik tiek pat pinigų, bet finišuoja maždaug 3 kartus mažesnė suma nei tas, kuris pradėjo 25. Tie patys eurai, kitas rezultatas. Tai reiškia, kad pradėdamas 10 metų vėliau, Benas atsilieka tik apie 37% nuo to, ką būtų turėjęs, jei būtų startavęs kartu su Ana. Tie 10 atidėtų metų jam kainuoja brangiau nei bet kuris kitas finansinis sprendimas, kurį jis kada nors priims gyvenime. Tad grįžkime prie pačio pradinio klausimo, kuris iš šių dviejų esate jūs. Štai visas palyginimas vienoje vietoje. Ana įnešusi 24 000 ir sustojusi, prieš Beną įnešusi 72 000 ir investavusi 3 kartus ilgiau. Laimi ne tas, kuris įdeda daugiau pinigų, o tas, kuris pradeda anksčiau. Laikas šiuo atveju brangesnis už pinigus. Geros naujienos tos, kad šį pasirinkimą galite padaryti jau šiandien, nesvarbu, kiek jums šiuo metu. Ir paskutinis vaizdas, kurį noriu, kad atsimintumėte, jeigu investuotumėte be pertraukos nuo 25 iki 65, daugiau negu 91% jūsų galutinės sumos sudarytų augimas, o ne jūsų įneštos lėšos pinigai. Konkreti kryptis labai paprasta. Atidaryti investicinę sąskaitą, kas mėnesį automatiškai pirkti vieną pigų diversifikuojantį indeksinį fondą ir leisti laikui dirbti už jūs. Kuo anksčiau pradėsite, tuo mažiau iš savo kišenės jums apskritai reikės įnešti. Jeigu po šio video kilo logiškas klausimas, o kaip tą indeksinį fondą pasirinkti, čia kortelėje rasite video, kur žingsnis po žingsnio parodau, į ką žiūrėti, renkant indeksinį fondą ETF, tai metinį mokestį, fondo dydį ir ar jisai kaupiantis ar dalyjantis, išmokantis dividendus, tai būtinai pažiūrėkite šį video. O jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, galite gauti iki 20 akcijų dovanų nuo šio video rėmėjo Freedom24, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Brokeris licencijuotas, investuotojų pinigai draudžiami iki 20 000 eurų. Užsiregistruosite per 10 minučių, o užsiregistruoti ir sužinoti daugiau apie dovanojamas akcijas, pradėjus investuoti galite paspaudant nuorodą
nuorodos aprašyme. Visus klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.